Garsaus Rusijos dizainerio Valentino Judaškino rezidencija Maskvoje prieinama ne visiems. Netrukus pats kuturjė mus palydės po sales ir atskleis ne vieną kūrybinę paslaptį. Gerbiamas Valentinai, žinau, kad esate buvęs kažkada seniai Lietuvoje. Ką Jūs galvojate apie Lietuvą? Man tai asocijuojasi su šilta publika. Aš visada ją mylėjau. Myliu Jūsų operos teatrą. Tai aukštos kultūros ir tradicijų šalis. Gražūs žmonės. Tai Europa. Be proto myliu senamiestį. Tai ramybė. Mėgstu atvažiuoti pas Jūs. Где есть вот все традиции, умиротворение, приятно приехать лишний раз, это по любому поводу, и вот поэтому, когда я узнал, что вы хотите ко мне прийти... Lietuvoje yra daug gerbėjų, todėl kai pasiprašėte į svečius, nuoširdžiai apsidžiaugiau. Vilnius mano mylimas miestas. Всегда такой мой любимый город. Kas Jums yra menas? Ну, искусство – это, наверное, образ жизни, потому что жить... Menas – tai gyvenimo būdas gyventi apsuptam gražių daiktų, rinkti gražius daiktus, kurti ir maksimaliai pasišvęsti savo darbui. Tai yra laimė. Aš laimingas žmogus, nes darau tai, ką noriu. Ну, потому что я делаю то, что я хочу. Mada. А мода – это... Mada – tai laimė ir nelaimė. Tai malonumas ir problemos. Tai gyvenimo būdas. Valentinai, mes esam dabar labai prabangiame kambaryje, kur sukabintos pačios gražiausios ir sukurtos vestuvinės suknelės. Ir kadangi jau artėja šilti orai ir kiekviena, aišku, nuotaka norės atrodyti puikiai, kaip turėtų nuotaka atrodyti šią vasarą? Įvairiai. Nuotakų spektras labai platus. Sukurti tokią suknelę reikalauja labai daug darbo. Pasaulinio lygio aktorė superžvaigždė Mila Jovovič filme Vikrutasai pageidavo filmuoti su Jūsų suknele. Mila Jovovič aš pažįstu seniai. Mes seniai draugaujame. Man buvo malonu, kad ji pasirinko filmavimui mano suknelę. Ji mano draugė. Aš ją dažnai matau Los Andžele. Ten aš dažnai lankausi, susitinkame įvairiuose mados renginiuose. Часто я бываю в городе, и вот мы где можем увидеться или на фэшн-паре, там, в Метрополитен-музее, еще где-то, то есть вот такие. Čia yra aksesuarų linija. Mes gaminame viską, nuo rankinių iki piniginių. Štai šie aksesuarai iš krokodilo odos, šaukštai, piniginės, domino. Žinoma, tai nemažai kainuoja, bet yra klientai, kurie perka. Больших денег, но для этого есть клиенты, кто покупают, это международные клиенты. Это все наши платки, которыми мы работаем. Štai čia autorinės skarelės, inspiracijos rusiška tema. Авторские платки каждый сезон, каждый год. Опять, о чем мы говорим, Abstrakcijos. Amžiaus pradžios rusiškos juvelyrikos inspiracijos. Здесь есть темы, которые были инспирацией на русские украшения ювелирные. Ой, супер. Да, здесь от кутюр. Да, здесь от кутюр. Платье здесь выставлено, да. Ну, мы сейчас заняты... Šiuo metu rūpinuosi interjero linijomis. Ar Jūs esate įrengęs kažkam namus, ar turi žmonės Jūsų kuriamus baldus namuose? Это все начиналось с частных заказов. Viskas prasidėjo nuo privačių užsakymų.
Mes darėme interjerus, dizainą. Visa tai dabar peraugo į naują interjero liniją. Mes dabar darysime butikus, viešbučius, rūpinsimės privačiais užsakymais. Viską galima užsakyti ir čia. Ar tai galima būtų pavadinti rusiškuoju art deco? Taip, tai galima pavadinti rusiškuoju art deco. Ši linija buvo pristatyta Paryžiuje, tai skirtingų stilių deriniai. Mes tai darome nuolat. Jaučiu gyvenimo pilnatvę, liūdna būtų laikytis vienos krypties. Миксуем, потому что вся жизнь, она такая очень наполнена, жить в одном скучно. Ar tėvai dabar nesigaili, kad tapote dizaineriu? Deja, tėtės nebėra. Jis nepamatė visų mano pasiekimų, o mama su manim nuolat. Jis su manim keliauja. Taip pat dirba mados namuose. Ji dirba su archyvais, muziejais ir kolekcijomis. Visa šeima drauge, žmona taip pat. Visi aktyviai dirbame. Поэтому вся семья, практически и супруга со мной, и мы все активно работаем. Здесь тоже показана линия спальни. Tai viešbučio tipo miegamasis. Да. Ой, Ar galiu paliesti? Tai muziejinė vertybė, atsargiau. Как красиво. Ačiū Jums, Valentinai, už nuostabų, nuoširdų interviu. Tikiuosi ne paskutinį kartą. Mes dar galbūt kažkada susitiksime ir mūsų žiūrovai galės mūsų laidose išvysti dar kartą. Gerbiama Valentina, o šiam kartu labai didelis dėkui. Spasiba. Спасибо. Спасибо. Aš Jūsų lauksiu. Iki pasimatymo. Рад вас увидеть.